Sveiki, mėly buvę, esami ir būsimi mokiniai. Toliau tęsime temą apie tai, kodėl žmonės mokosi kalbą metų metus, tačiau niekaip negali jos išmokti, nes neturi gabumų tam. Kodėl taip yra? Pateiksiu jums pavyzdį iš realaus įvykio, tačiau tikruosius veikėjų vardus pakeisiu. Taigi, įsivaizduokime, kad yra Jonas ir Ona. Jonas ir Ona yra puikūs draugai, tačiau yra viena mažytė problemėlė. Jonas niekaip negali išmokti norimos kalbos, o Ona moka netgi 3 kalbas. Kiekvieną kartą susitikę Jonas ir Ona diskutuoja apie sunkumus mokantis kalbą ir Jonas nuolatos klausia Onos: Ona, kurgi slypi tavo sėkmė? Iš kur tu tiek kalbų moki? Ona ir pati nežino to atsakymo. Taigi Jonas įsivaizduoja, kad Ona tiesiog gimė turėdama tam tikrus gabumus ir būtent todėl jinai moka tiek daug kalbų. Iš tikrųjų, tiek Jonas, tiek Ona yra lygus tarpusavyje. Nesėkmė slypi tame, kad Jonas ieško Onos rakto į sėkmę. Ir kai jisai yra įsitikinęs, kad Onos sėkmė priklauso nuo jos gabumų, tuomet jisai praranda motyvaciją mokytis, nes jisai galvoja, kad žmonės tiesiog gimsta turėdami tam tikrus gabumus. Taigi didžiausia problema yra tame, kad žmonės tiesiog mano esą negabūs. Taigi, ačiū už dėmesį.